Visagine piniginėmis premijomis įvertinti 171 mokinio ir 3 pedagogų pasiekimai. Apibendrinti Visagino savivaldybės formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose besimokančių gabių mokinių ir juos ugdančių pedagogų skatinimo programos rezultatai. Šiais metais 147 bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų ir Visagino inžinerijos ir technologijų mokymo centro Visagino Tech mokiniams skirtos vienkartinės 200 eurų piniginės premijos. Jos buvo skirtos už puikų mokymasi 2025-2026 mokslo metais. Visų dalykų metiniai įvertinimai siekia 9-10 balų. Didžiausia 700 eurų premija skirta Žiburio pagrindinės mokyklos 10-okui, Lietuvos fizikos olimpiados respublikinėme etape iškovojusiam 3 vietą. Jį parengęs mokytojas taip pat buvo įvertintas 350 eurų piniginė premija. 600 eurų premija skirta Verdenės gimnazijos abiturientui, kuris 3 valstybinius brandos egzaminus matematikos, anglų kalbos ir informatikos išlaikė 86-99 balų įvertinimu. Už kiekvieną tokį rezultatą jam buvo skirta po 200 eurų. Po 400 eurų gavo 6 atgimimo ir Verdenės gimnazijos abiturientai, kurie 86-99 balų rezultatus pasiekė 2 valstybiniuose brandos egzaminuose. Dar 14 Visagino gimnazijų abiturientų buvo apdovanoti po 200 eurų už aukštą rezultatą 86-99 balų viename valstybinėme brandos egzamine. Aukšti rezultatai pasiekti lietuvių kalbos ir literatūros A ir B lygiai, matematikos A lygis, geografijos, fizikos, informatikos, istorijos, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bei anglų kalbos egzaminuose. Ypatingai įvertinti 2 abiturientai. Valstybiniuose brandos egzaminuose surinkę po 100 balų. Vienas jų Verdenės gimnazijos abiturientas, gavęs aukščiausią įvertinimą istorijos egzamine. Kitas atgimimo gimnazijos abiturientas, surinkęs 100 balų matematikos egzamine. Kiekvienam iš jų skirta po 300 eurų piniginė premija, o juos parengusiems pedagogams po 200 eurų. Iš viso pagal šią programą piniginėmis premijomis įvertintas 171 mokinys ir 3 pedagogai. Bendra išmokų suma sudarė apie 37 000 eurų. Primename, kad gabių mokinių ir juos ugdančių pedagogų skatinimo sistema Visagine veikia pagal Visagino savivaldybės gabių mokinių ir juos ugdančių mokytojų skatinimo tvarkos aprašą, patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 dienos sprendimu. Ši sistema numato šias piniginės išmokas. Už pirmą vietą respublikinėme olimpiados etape mokiniui 900 eurų, jį parengusiam mokytojui 450 eurų. Už antrą vietą mokiniui 800 eurų, mokytojui 400 eurų. Už trečią vietą mokiniui 700 eurų, mokytojui 350 eurų. Už 86-99 balų įvertinimą valstybinėme brandos egzamine mokiniui 200 eurų. Už 100 balų valstybinėme brandos egzamine mokiniui 300 eurų, mokytojui 200 eurų. Už brandos atestatą su pagirimu abiturientui 500 eurų. Už visų dalykų metinius 90 balų įvertinimus mokiniui vienkartinė 200 eurų premija. Atnaujinta stela taps nauju Visagino simboliu. Artėjant 51-ajam Visagino gimtadieniui, miestui bus įteikta ypatinga dovana. Vienas geriausiai atpažįstamų miesto simbolių – stela prie Ignalinos atominės elektrinės įgauna naują, šiuolaikišką išvaizdą. Projektą įgyvendina bendrovė Altra, bendradarbiaudama su visaginiečiais menininkais Vladimiru Ionovu ir Marija Tiurina. Tai ne tik viešosios erdvės atnaujinimas, bet ir naujas pasakojimas apie miesto istoriją, neatsiejamai susijusią su Ignalinos atominė elektrinė. Atnaujinta stela taps permainų simboliu. Jie atspindės ne tik atominės elektrinės istoriją, bet ir dabartinį jos raidos etapą. Virsmą iš elektrinės eksploatavimo nutraukimą vykdančios įmonės į branduolinės energetikos kompetencijų centrą. Kartu stela taps pagarbos ženklų žmonėms, kurie daugiau kaip 40 mečius kūrė ir tebekūrė Visagino istoriją. Visagino gyventojams projekto autorių vardai puikiai pažįstami. Vladimiras Ionovas yra įspūdingų sienų tapybų darbų ant progimnazijos draugystės pastato autorius.
Marija Tiurina sukūrė sienų piešinius ant kultūros centro Draugystė ir Sedulina. Taip pat 3 gyvenamųjų namų prie Santarvės aikštės meninė tapyba, sukurta Visagino 50-mečio proga. Dabar abu menininkai kartu kūrė naują miesto simbolį. Esu dėkingas likimui, kad užaugau būtent šiame mieste, sako Vladimiras Jonovas. Būtent Visaginas ir jį supanti gamta didelė dalimi suformavo mano kūrybinį kelią. Linkiu Visaginui šviesios ateities, drąsos kurti, naują, tobulėti ir saugoti savo unikalumą. Tegul kūrybiškumas ir bendruomeniškumo jausmas visada išlieka svarbia miesto gyvenimo dalimi. Tačiau išskirtinis šio projekto bruožas tas, kad jo bendraautoriais galės tapti visi miesto gyventojai. Rugpjūčio 8 dieną nuo 13 iki 18 valandos Santarvės aikštėje Altra erdvėje Atradimų pievoje kiekvienas norintis galės dekoruoti nedidelį akmenėlį, simbolizuojantį atomą. Vėliau visi šie akmenėliai bus sujungti į vieną meninę instaliaciją, kuri taps neatsiejama atnaujintos stelos dalimi. Pasak projekto autorių, ši instaliacija simbolizuos branduolinės energetikos bendruomenę, žmonės, kurie statė Ignalinos atominę elektrinę, joje dirbo, kūrė čia šeimas ir kartu statė Visaginą. Kaip atomai sudaro vientisą visumą, taip ir kiekvienas žmogus savo darbu bei gyvenimo istorija prisidėjo prie miesto augimo. Kiekvienas dekoruotas akmenėlis visam laikui liks šios kompozicijos dalimi. Taip, Visagino gyventojai turės galimybę tiesioginę prasme palikti savo pėdsaką viename svarbiausių miesto simbolių. Nuostabu dirbti su tokiu istoriniu objektu. Jis labai daug reiškia žmonėms užaugusiems Visagine, sako menininkė Marija Tiurina. Todėl dabar, dalyvaudama atkuriant šią stelą, jaučiu didžiulį pasitenkinimą, kad pagaliau ir pati galiu susijęti save su šia vieta. Labai džiugu matyti, kad stela lieka ten, kur buvo visada, tačiau kartu atsiskleidžia naujų, šiuolaikiškesnių ir gaivesnių pavidalų, papildytų mūsų su Vova asmeniniais meniniais akcentais. Ir ypač svarbu tai, kad savo pėdsaką joje galės palikti ir vietos gyventojai. Be galimybės prisidėti prie būsimosios instaliacijos kūrimo, renginio svečiai galės daugiau sužinoti apie bendrovės Altra veiklą, dalyvauti interaktyviuose pramogose, sudėlioti Ignalinos atominės elektrinės dėlionę bei pabendrauti su įmonės darbuotojais. Organizatoriai kviečia visus norinčius prisijungti prie šio išskirtinio projekto, juk atnaujinta stela taps ne tik nauja miesto puošmena, bet ir kartu tęstinumo, visaginiečių vienybės bei bendro žvilgsnio į ateitį simboliu.